Kaip rungtynės? Rungtynės įtemptos, kaip matėt, buvo ir geresnių momentų, ir blogesnių. Kaip atsitrūkdavom, tai paskui pradėdavom jau skubėt, pradėjom lėčiau gintis, reikėjo laikyti mums visus 40 minučių taip, kaip mes mokam ir kaip mes galim, o mes bangotai galim. Ar tai buvo tas variantas, kad jūs jiems leisdavot priartėti, ar šiuo atveju jie sugebėdavo jūs užlaužti? Aš manau, kad mes daug neatsitvėrėm kamalių, daug kažkur tai paskubai bėjom po linę ir manau, kad tokios smulkmenos, bet jie ir duoda tą paspirtį priešininkui pasivyti. Gerai buvo tai, kad mes vis tiek buvom šiandien kaip komanda. Mes šiandien žaidėm tikrai kaip komanda, mes palaikėm vienas kitą ir mes žaidėm savo krepšinį. Ar buvo kažkoks pokalbis po vakarykščių rungtynių toks? Be abejo, mes daug šnekėjom ir su treneriu, ir atskirai žaidėjai visi, ir mes suprantam, ko mes čia atvažiavom ir bandėm šnekėti, bandėm suprast, kam mes dirbom tos pusantro mėnesio, 2 mėnesius. Ir dabar po vakarykščių pralaimėjimų aš manau, kad mus tik tai susivienys. Juokingesnis klausimas, labai trumpas. Vilniuje vienoje iš kavinių buvo toks statymas, jeigu Dariušas arba Kšištofas Lavrinovičiai įmeta tritaškius, bokalas alaus nemokamai tiems, kas sėdi. Jūs neįmėte tritaškių, nuvylėte? Nemetėm. Reikėjo prieš varžybą sakyti. Būtum įmetę, o taip dabar nemetėm šiandien tritaškius. Taip.